Birželio 5-7 dienomis Balsių stovykloje Žemaitijos skautų organizacija, Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Mažeikių rajono jaunimo reikalų taryba, vykdydama projektą Jaunimo vasaros akademija 2013 organizavo Jaunimo vasaros akademiją Žemaitijoje. Renginio tikslas – suteikti jaunimui žinių, socialinių įgūdžių bei kompetencijų reikalingų veiksmingai jaunimo veiklos plėtrai bei bendradarbiavimų tarp regionų plėtiškumo, verslumo, užimtumo srityse. Renginio metu jaunimas plačiau susipažino su ES institucijų veikla. Jaunimo vasaros akademijoje dalyvavo Mažeikių, Raseinių, Kretingos, Tauragės, Birštono, Alytaus, Akmenės, Joniškio, Skuodo, Jurbarko, Plungės, Palangos, Telšių, Rietavo, Vilkaviškio rajonų bei Šiaulių ir Klaipėdos miestų ir rajonų jaunimas nuo 15 iki 29 metų. Juos lydėjo vadovai ir jaunimo reikalų koordinatoriai. Vasaros akademijos dalyvius nuotaikingų maršų pasitiko Mažeikių muzikos mokyklos Sedos filialo pučiamųjų instrumentų orkestras Griaustinis, o renginį šokiais papuošė Mažeikių moksleivių namų šokių studija Saulė. Skambant stovyklos dainai, skautai pakėlė vėliavą, taip paskelbdami akademijos atidarymą. Aš manau, kad mes šiandieną tikrai nesuklydome visą šią stovyklą pavadindami Jaunimo akademiją, nes mes 3 dienas, tai yra šiandien, rytoj ir poryt, mokysimės, diskutuosime, kalbėsime, žaisime ir dar iš tikrųjų darysime daug pačių įvairiausių dalykų. Visas šias 3 dienas jūs būsite taip užimti, kad penktadienį jūs nebeprisiminsite šios dienos. Mūsų akademija susidaro iš 3 dalių. Tai buvo pirmasis darbas jūsų filmavimas, filmų kūrimas, dabar čia 3 dienos ir susitiksim rudenį. Tai lauksim jūsų gero darbo, gero poilsio ir sėkmės. Aš manau, mes tai tikrai įrodysime, kad kartu mes galime daug, mes esame didelė jėga ir labai pozityvi jėga ir tikrai per tas dienas nuveiksime nemažai. Akademijos dalyvius pasveikino Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys. Mielas jaunime, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos vardu leiskite jūs visus pasveikinti atvykus į Žemaitijos kraštą. Išties nuo Skuodo iki Birštono platus spektras savivaldybių, 20 savivaldybių dalyvauja puikiame sąskridėje, tai yra Jaunimo akademija, kuris vadinasi Kartu mes galime daug. Iš tikrųjų, jūs daug galite ir jūs esate mūsų ateitis. Gerų darbo rezultatų linkėjo ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bartkevičius. Brangus jaunas jaunime, viską jau pasakė ir Eduardas, ir mūsų gerbiamas meras. Gerų jums darbo rezultatų, gerų jums vasaros, gerų pažinčių. Sėkmės jums visiems. Nuo pirmos akademijos dienos stovykloje prasidėjo intensyvi veikla. Jaunimas susiskirstęs į 12 darbo grupių diskutavo 6 komitetuose, kuriems vadovavo specialiai tam paruošti pirmininkai. Darbo grupėse, naudojant simuliacinius aktyvius metodus, buvo gvildenama pilietiškumo, pilietinio aktyvumo, Lietuvos tarpininkavimo ES tarybai, energetinio saugumo, verslumo temos. Veikė kūrybinės dirbtuvės. Kiekvienos savivaldybės komanda prisistatė ir pristatė atliktas namų užduotis. Ką reiškia mano miestui būti ES dalimi. Vakare jaunimas rinkosi prie vienybės laužo, dalyvavo koncerte diskotekoje. Sekančią dieną jaunimas dalyvavo proto mūšyje esu smalsus, kur teko atsakyti klausimus ir atlikti užduotis apie ES istoriją, institucijas, Lietuvos įstojimą į ES. Jaunimas susipažino ir su senaisiais bei šiuolaikiniais amatais, karoliukų vėrimu, stiklo ir plastiko dirbiniais, tošies darbais, medžio drožyba, molio žiedimu, vėlimu, dekupažu. Vaišinosi žolininkės Jadvygos Balvočiūtės žolelių arbatomis. Etnokultūros grupė Rimoliukai kvietė norinčiuosius susipažinti su papročiais, mokė liaudies žaidimų ir šokių. Vikrumą ir sumanimą dalyviai turėjo įrodyti tradicinėse ir netradicinėse sporto šakose, sudalyvauti akademijos improvizacijų ir talentų šou. Na, o paskutinę dieną penktadienį jaunimas ir jaunimo reikalų koordinatoriai dalyvavo pilietinio aktyvumo dienoje. Vyko darbas grupėse, buvo diskutuojama. Dalyviams reikėjo užpildyti ranketas apie 3 dienų susitikimą. Apibendrinus rezultatus, pagerbus dalyvius, buvo nuleista stovyklos vėliava, kuri paskelbė vasaros akademijos uždarymą.